Labas draugai, sveiki atvykę į kanalą. Šiandien eisim paspręsti kryžiažodžius. Turim kanale 2 kryžiažodžiai bilietus. Tai nemanau, kad jie bus patys nuostabiausi, patys įdomiausi, tai tiesiog, tokie gali būti ilgai trunkantis, tai gal jums net nepatiks, nebus labai įdomu žiūrėti, sakau, reikia per daug jų nepripirkti, ir kaip iš vis kalbėjau dar prieš pradedant su bilietų kaladę filmuot, man tiesiog reikėjo už 10 eurų kažkokių bilietų nusipirkti. Todėl pamaniau, kad šitie bus vienas iš geriausių variantų. Tai ką galima pakomentuoti apie tokius kvailus lošimus? Alinanti yda. Kaip čia? Skamba viso. Gal koks gero yra. Ai, žodžiu, nesvarbu. Tai prieš pradedant video, labai stipriai jums nerekomenduoju lošti su jokiais bilietukais, kazinkiai, kažkokiose loterijose, kur kainuoja pinigus. Didelė tikimybė, kad kaip aš, taip ir jūs eitumėt į didžiulį minusą. Todėl jūs pataupykit ir geriau aš eisiu į tą minusą. Ir toks video turinys skirtas tik pilnamečiam. Gal turinys ir neskirtas pilnamečiam, bet tokia lošimo forma skirta. Keista. Anais laikais tai gerai būdavo. Vaikas su kapeikom naini, bilietukų nusipirki, pasikeli šaibų, nes tada norėdavo, kad laimėtum. Duodavo laimingesnių bilietų, pasikeldavai ant šaibų, prisipirdavai saldumynų, būdavai kieme karalius. Įda draugeliai, vergai galėdavo iš tavo čipsų maišą pasiimti čipsų, iš saldainių mašiuko pasiimti saldainių, atsigerti iš 3 litrų kolos bambalio, visi būdavo laimingi. Dabar, geriausiu atveju atsipirks turbūt tik tais bilietai. Bet čia geriausiu atveju. Nors ne, geriausiu atveju 7-5 štukas gausim. Bet nebemalkim šūdo ir pasvarstykim, gal visai neblogai būtų kanal nariu tapti. Ir padėkokim jau esantiem kanal nariam. O dabar galim pradėti su kryžiažodžio bilietu. Tai pirmas dienos bilietas bus numeris 18. Taip, nutink lentelę su tavo raidėmis. Lentelėje tavo žodžiai nutink tik tas raidės, kurios sutampa. Ir laimėsi prizą. Tai kuo daugiau žodžių, tuo daugiau prizų. Tai 11 žodžių ir nutrinam, davai. Ko ne? Tai šiandienai pasikeičiau monetą į 2, gal bus geriau, gal nebus, bet gal bent jau patogiau bus ant tokio tipo bileto. Ką gero turim? N. Turim vieną N. Čia. Čia tokį reikės dar ekstra patikrinimą duoti, nes galiu tikrai ant tokio bileto praleisti ne vieną raidukę. Gali būti, kad irgi komentuosit už ekrano sėdint, taigi blema, čia žiūrėk, čia ta raidė, kaip tu nematai. Nematau. Labai daug čia tų raidžių. Pavyzdžiui, aš gal žiūriu čia, o jūs matot čia, žinai. Bet jūs šaunoliai, perspėsit mane, kad kiekvienos C raidės nepraleisčiau ar dar kokios kitos. Čia kaip C atrodo, ne? Kažkada mačiau tokią raidę abecėlį. Bet čia nematau, kad būtų C. Kas iš vis tokią raidę naudoja? H. Da, gražiau. H. Tai jo, kitą iš viso X panaudokim dar. Kur tą H panaudot galima Lietuvos žodžiuose? Vien O turėtų jau būti kaip visas žodis. Dar vienas O. Daugiau O nematau, einam ieškoti kitų raidžių. Nicho. Jo. Nichok. Gerai, ką? Čia gali kažką reikšti. Ką raidė? Turim čeką.
dar kažkur turėtume, dažnai naudojama. Bet turbūt, kad neturim. Va S, A, I, va tos va gali čia pafigūruoti neblogai. Gaunam J. Kur iš vis J raidė egzistuoja? Ką aš žinau? Aš neįsivaizduoju ne vieno žodžio, kur J raidė. A, va čia yra. Nu, čia irgi J, ne? Jo. Nežinau, net neįsivaizduoju, kur kokį žodį panaudot galima. Tai va, draugai, ta proga užsiprenumeruokit mano kanalą Jaugė. Na vieną. Daugiau liktais J nesimato. Uja. Uja. R. Ryt. Tai čia tipo kaip rytoj ir kaip daug valgyt. Bairis. Vo, čia, beveik visas žodis yra runojo, burnojo. Va, B, kai gausim. Gerai, kur toliau raidės? O čia va yra. Tai jeigu A ir S gausim, tai jau Aras bus garantuotas. S, o S, A tiesiog tik reiks gauti ir bus gerai. Taip, čia dar va S, tai raidė populiari. Daug kur naudojama, kaip ir A. S raidė tik trink, tik spėk trint. Kas toliau? U. U. O, turim vieną žodį. Nuo. Toliau. U. O čia dar vieną U. Gerai. Toliau, čia, o B raidė padarys mums vieną žodį. Daugiau U nematau. Kas toliau? Ilgoj. Ryt. Stypsi. Stypsi, tai stypsi. Kur dar I. Nėra, nematau. G. Geras. Va, ilgi. Va čia dar G yra, o pasislėpus tokia. O daugiau turbūt, kad nėra. Nu, nėra, tai nėra. P. Yra, va čia, vat P raidė. Po to čia, va, yra P raidė. O daugiau turbūt nėra. Žiūrėt, toliau D raidė. Banda. D. Nebematau daugiau. Tai ir nebeieškom. Z. Nu, dar gražiau. Z. Turbūt tik vienas žodis yra su Z raidė lietuviškoje abėcėlėje, tai zebras. Nes daugiau čia niekur nefigūruoja tokia. I. O, va čia tai bus ką patrint. Va čia va I. Ir čia va I. Ir čia va I. Ir čia va I. Ir čia I. Ir čia I. Labai daug I. Gerai, turbūt visos I nutrintos. Ta raidė labai naudinga būtų. Gaunam tą progą V. Čia V. A labiau reikalinga būtų. Daugiau V nematau, gal ir nėra. L. Turim dar vieną žodį. Čia L. Ir turbūt daugiau, kad nėra. Tai mums reikia arba
A arba T. Mes gaunam E. E čia. E čia. E čia. Ir turbūt viskas. Taip. Kiek pas mus žodžių yra? 1, yra 2. Kad laimėt mažiausiai reikia 3. Labai viskas gerai atitinka. Gaidys. Bet aišku, tą bilietą reikės nunešti dar kasoj pasitikrinti dėl viso ko apsidraudimų, kad gal visgi buvau žioplas ir nepastebėjau. Bet nuo ilgų metro optimalus savojo banda itin. Nežinau. Nesąmonė, nekalbėkim nesąmonė ir taip ilgai čia trunka. Einam bandyti sėkmę su 10 bilietukų, kryžia žodis. Pradėsim su P raide. P. Va čia va. Plius. Nu, tai žiūrėkim, kad šitas ir būtų plius. Čia P. Daugiau turbūt nėra. Labai negaištam daug laiko. J. Vieną va čia J radau. Gerai, kur daugiau J raidžių rasim? Turbūt niekur. S. Vienas čia, S, vienas čia. Populiari raidė. Turim dar čia vieną. Ir dar čia vieną. Ir dar čia vieną. Nu, jau plius matosi. Nebent bus liūdna. Toliau. V. V. Čia tokia egzistuoja. Kur dar kokia V. Jo. Viso dzin. Gerai. Da. Gerai, da turim. Ilgųjų. Va, nikus. Vos nepražiopsau. Gerai, va dėl to ir sakau, reiks dar bilietą patikrinti kasoj. R. Turim R kur ir kur ardo. Kur dar R. Va čia vieną. Ir daugiau nesimato, kad būtų R raidžių. Yra toliau B. Žodėje skamba, tokia egzistuoja. Kur dar? Dar nesimato daugiau. Nu, nesimato, nereik vadinasi. Sekanti C. Ai, kokia debiliška. Kur tu ją tokią panaudosi, jeigu nekalbė apie citrinas? Niekur, nesimato ne vieno tokio man. H. O, iš viso. Verta net ieškoti tos H raidės. Kam tokia įkišti reikia čia? Siaubingai. O. Viskas, все. Turbūt. U. Turim vieną U. Turim 2 U. Taip, toliau, va čia dar vieną U. Populiari visai raidė, ką aš žinau. Gerai, kas toliau? Toliau M. O, atsiprašau, draugai, neužgavau. Tikiuosi ne. M. Čia viena M yra. Čia turbūt iš viso tik viena M yra, nes daugiau nematau. Nėra, tai nėra, nu ką, žinau. A. Viena A čia, viena A čia.
Vieną A čia, vieną A čia, antrą dar čia. Ir va čia. Na, kur populiari raidė iš karto. Džiun, visur tik tai ten ir ten ir ten. Ir daugiau A nebematau. Einam toliau. N raidė. N raidė. Ir čia dar viena. Ir čia dar viena. Ir turbūt viskas su N raidėm. Einam toliau. F. Reikalinga nors viena čia tokia, nes man neatrodo, kad turbūt, kad ne. D. O, pirmą žodį turim, įdą. Ir ardo. Jau du žodžiai. Čia dar viena D raidė. Gerai. Dzin žodė, dar viena D. Ir daugiau turbūt nesimato. Nu, ar gausim ką naudingo? L. Pliusė L. Alinti L. Kai reikėtų, į reikėtų. Ką gausim? E. E. Čia E. Čia E. Ir viskas turbūt. Ką mes turim? Vienas žodis, antras žodis, daugiau jokių žodžių. Tai visai normaliai, pasirodė bilietai taip, kaip maždaug ir įsivaizdavau, kad pasirodys visiškai prastai. Va, dar pasigrožėkit abiejais tais netikusiais bilietais, arba aš pats netikęs ir nepastebėjau, kad kažką praleidau. Tai dėl visako, dėl atsargos kasoj pasitikrinsiu, ar tikrai jie tokie siaubingi, kaip ir man atrodo, ir viskas. Pagaliau sudarau visus bilietus, kuriuos buvau pasiruošęs šiom dienom nufilmuoti. Tikiuosi jums bilietų mėgėjai patiko, nes man nepasakyčiau, kad labai patiko. Daug video medžiagos yra apie bilietus, jeigu labai norit bilietų daugiau matyti, tapkit kanalų nariais. Buvo tokių komentarų, dažniau keltum su bilietais, gal ir prenumeruočiau. Turėjo turbūt omeny, kad apie narystę kalbėjo, bet jeigu ne, tai prenumeruoti iš vis nekainuoja. Prenumeruokit visi spauskit prenumeruoti ir patinka. O. Ir viskas, draugai. Ačiū labai, kad žiūrėjot, turėkit nuostabią dieną ir pasirodykit geriau negu va tokie bilietai. Ate.